Marcinkevičius, laikau save lituanistu. Nors tokios profesijos lyg ir nėra, bet diplome užrašyta filologas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas. Iš mano kurso yra 3 nacionalinės premijos laureatai. Du poetai, daug profesorių yra, matot kokia įžymi kompanija, tik tai aš vienas paprastas žmogus. Pradėjau dirbti 4. kurse korektorium spaustuvėj, kadangi labai buvo sunku pragyventi, buvau našlaitis. Mama mirė karo metais, aš buvau 8. vaikas šeimoj. Tėvelis mirė, kai aš buvau 1. kurse, tik pradėjęs mokytis. Tai nebuvo kaip verstis, iš stipendijos sukomės kaip išmanydami tais laikais. Tuo korektorium padirbau metus, paskui Liaudies meno rūmai, dabartinis Liaudies kultūros centras. Ten dirbau tokio žurnalo Meno saviveikla redakcijoje, skyriaus vedėjų. Iš ten po 5 metų buvau perkeltas į kultūros ministeriją ir dirbau 11 metų, dirbau ministro padėjėju. Pagal dabartinį statusą ministro patarėjas turbūt, kaip ten dabar vadinasi. Po 11 metų permetė mane į teatro draugiją pirmininko pavaduotoju. Ten 13 metų su Virgilijum Noreika pirmininku dirbau teatro draugijoje. Kokia mano buvo didelė to laikotarpio laimė. Aš mačiau visus Lietuvos ir ne tik Lietuvos teatrų spektaklius ir koncertus. Ir dar plius nemokamai. Tai, kadangi pagal pareigas priklausė, galima buvo eiti tiesiai į teatrą, pasiimi pakvietimą, vietas gauni. Tai čia buvo didelis lobis. Na ir kadangi aš jau žurnalistinio darbo patirtį turėjau, ten buvo galimybė išversti per metus 1 pjesę. Aš tų pjesių esu išvertęs 25. Tai šalia to tokio kūrybinio malonumo, tai buvo didelis finansinis lobis, kadangi algos buvo labai mažos, 100 rublių, su šeima pragyventi buvo neįmanoma. Tai faktiškai visai, kas šeimai įgyta, tai aš galėjau suskaičiuoti už tą pjesę šaldytuvas, už tą pjesę televizorius, už tą pjesę spinta, už tą pjesę panašiai. Visą gyvenimą man buvo ir iki šių dienų, kaip čia pasakyti, ne hobis, bet turbūt gyvenimo būdas, tai buvo knyga. Aš išmokau skaityti 5 metų, 7 metų nuvedė mane į 1. klasę, ten pabuvau 2 dienas ir pasakė, eik į 2. klasę. Nes aš skaičiau romanus jau 7 metų, pasigavęs į laikraščius, tai sako, čia nėra ką tau veikti. Mokykla buvo labai žemo lygio, Simno vidurinė mokykla, tai mažas miesteliukas, Alytaus dabartinėje apskrity. Mokytojai buvo daugiausia savamoksliai, baigė gimnazijas, kažkur kažką prasimokę. Beveik visi mokytojai buvo, kaip čia pasakius, vidurinio išsilavinimo. Vienintelis auksinis mokytojas, kuris buvo pabėgęs nuo slapstymosi, nuo persekiojimų, tai buvo Anzelmas Matutis. Jis buvo 2 metus mano mokytojas, tai jis tiek įkvėpė tos lietuvių kalbos savo
kad aš ir pats tapau lituanistu. Universitetas man liko šventas žodis. Kai tik galiu, aš visada rugsėjo 1 dieną nueinu ir apeinu savo alma mater. Jis man davė faktiškai viską. Žinoma, per studentišką, bohemišką gyvenimą, be kurio studento negalima įsivaizduoti, daug ko neišmokau, ką galėjau išmokti, teko paskui gyvenime mokytis. Mano gyvenimas liko 20-ajam amžiui. Lygiai su pirma 21 amžiaus diena išėjau į pensiją. Ir tada liko kalnai mano neskaitytų knygų, kurioms trūko visada laiko. Skaitau iki pažaliavimo, kartais knygą perskaitau per vieną dieną. Turiu savo didelę biblioteką, bet jau jį šiandien niekam nereikalinga, specifinė. Į teatrą nevaikštau, nėra pinigų pensininkui mokėti 100 litų už spektaklį. Šiuolaikinio teatro modelis manęs nežavi, gal ten susigundyčiau dar kokį, galėčiau nueiti. Aš pasilieku su klasikiniu teatro modeliu. Šiaip nesu šiuolaikiškas, nesinaudoju internetu ir kompiuteriu, neturiu mobiliojo telefono, jis man nereikalinga. Ką rašau? Rašau amžiną plunksną. Prieš 5 mėnesius likau vienas, 54 metus išgyvenom su žmona, likau dideliam bute vienas, su knygom ir su šuneliu, kurį gaudžiau. 1 dieną pasiėmiau iš prieglaudos, kad nebūčiau visiškai namie vienas. Labai laukiu pavasario, turim sodą, važinėsim su šuneliu į sodą, skaitysim knygas. Sakė.